Labas visiems ir sveiki sugrįžę į Iš La La Land su Neringa. Šiandien klausimų ir atsakymų sesija. Man iš tikrųjų labai, žinokit, patinka klausimai atsakymai. Man atrodo, kad taip mes galim geriau vieni kitus pažinti. Aš turiu galimybę susipažinti su jumis, jūs turite galimybę susipažinti su manim. Nes daugam iš tikrųjų aš esu tokia mistika pasirodo, nes labai dažnai kiek pabendrauju ar susibendraujam su sekėjais Instagrame, jiems kažkaip ir patinka, bet ir kartu nervuoja, kad aš tokia paslaptinga, kad aš iki galo nepasakau, nes Lietuvoje taip yra įprasta, kad žmonės, kurie veda socialinius tinklus, jie jau taip labai viską iškloja. O aš esu iš tikrųjų gal gyvenimo šiek tiek užgrūdinta ir pasirinkus esu kažkiek tais gyvenimo pasilikti savo. Ir ne dėl to, kad yra ten ar noriu kažką slėpti, bet tiesiog mano gyvenimo patirtis mane šiek tiek išmokė galbūt atskirti savo asmeninį gyvenimą, būnant eteryje daug ar žiniasklaidoje Lietuvoje ir kalbant apie viską, kažkaip gal tiesiog to persisotinau ir tikriausiai pas visus ateina tas momentas, kada užtenka, atrodo, kiek dar daug savęs galima pardavinėti ir dalinti visiems ir leisti žmonėm spręsti, kaip apie tave kalbėti, tave teisti dėl kažko, tai kažkaip, nežinau, tiesiog atėjo momentas, kažkoks buvo periodas, kada visiškai to nesinorėjo, o dabar, žinokit, yra toks periodas, kada ar dėl to, kad aš jau savimi tiek pasitikiu, ar kad su amžiumi iš tikrųjų tas pasitikėjimas ateina tas toks tavo stiprus stuburas, kad nieks tavęs nepastums, aš gyvenu kaip noriu, renkuosi su kuo noriu gyventi, kaip noriu gyventi, nors ir tai kažkam atrodo ir netobula, nes jau nebėra to noro kažką vaidinti ar gyventi pagal kažkieno taisyklės, nes tu tiesiog vertini visai kitus dalykus. Tai va, šita gaida noriu pradėti klausimus, atsakymus su jumis ir šie klausimai iš tikrųjų įsidalino į kelis segmentus. Yra dalis klausimų apie Los Andželą, Lietuvą, visokiausi palyginimai, mano patirtis ir paskui tokių asmeniškesnių klausimų. Tai iš tikrųjų pradėsiu nuo klausimų apie Los Andželą, Lietuvą. Pirmas klausimas buvo, kas Los Andželo gyvenime yra nuostabu, bet apie tai niekas nekalba. Žinokit, gavau šitą klausimą ir man reikėjo minutės pagalvoti, nes aš galvoju, kad apskritai mano akimis Los Andželas yra perdėtai sudievintas. Vat, ir aš taip sėdėjau su savim ir galvoju, kas čia tokio nuostabaus yra. Vienas dalykas, kuris man atrodo tikrai nuostabus ir mes su tuo visi sutinkam, kad klimatas. Ir klimatas, kaip ir atrodo, nėra 100% ta priežastis, dėl ko ten, pavyzdžiui, reikėtų kraustytis iš pasaulio krašto ir gyventi čia, bet gal į tą klimatą įeina ir ta bendra nuotaika, kad žmonės tiesiog yra tokie laisvesni, viskas labiau paprasčiau. Los Andžele gal, ta prasme, ir yra tai nuostabu, kad viename mieste tu gali surasti savo vietą. Jeigu tu esi ten kažkoks biški keistesnis, tu rasi savo bendraminčių, jeigu tu tiesiog esi ten, nežinau, kažkoks svajoklis, ta prasme, turiu omeny, kad tripini per pasaulį, ten, nežinau, gyveni vagonėlė, tikrai rasi bendraminčių. Jeigu tu nori ten medituoti kalnuose, nežinau, užsiimti dvasingais dalykais ir taip toliau, tikrai čia yra labai daug to ir yra labai daug tų blizgučių, kur, ir kaip sakant, ir vienas, ir kitas, visi skoniai gali būti patenkinti. Tai galbūt yra nuostabu. Bet man su Los Andželu iš vis yra toks, žinokit, love and hate situacija. Aš atrodo myliu šitą miestą, bet yra tiek daug minusų, aš net nemoku paaiškinti. Tai aš dėl to sakau, kad man atrodo, kad tas Los Andželas yra tiek išpūstas burbulas ir net neadekvačiai, kad čia kažkoks, nežinau, svajonių miestas, o toli gražu tai tikrai nėra. Pirmiausia, tai yra visiškai neadekvatu kainų atžvilgių čia gyventi. Nuomos yra beprotiškai brangios. Ta prasme, miestas yra labai labai didelis, yra labai sunku judėti iš vienos vietos į kitą, visur yra 40-50 minučių. Tai nėra patogu, lyginant, pavyzdžiui, aš išvažiuoju į Miami, ten viskas daug greičiau, paprasčiau, arba kokiam New York'e iš viso, tu gali ten iš vieno myto nueiti į kitą. Čia visur reikia automobilio.
benamių situacija, ta visa politinė situacija. Yra labai sunku iš Lietuvos atvažiavus, pamačius visą tą realybę. Kai aš prisimenu savo pirmą kartą, kai aš atvažiavau į Holivudą, aš tiesiog, ką čia Holivudas, vien benamiai, numyštos atsiprašant gatvės. Ta prasme, kur tas glamūras, dėl ko čia žmonės gyvena. Bet man, žinokit, reikėjo 3 metų pamilti Los Andželą. Dabar yra tokia situacija, kad aš pavargstu nuo šito miesto. Galvoju, viskas, reikia kažkur dar gyventi, kažkokio balanso reikia, atsvaros. Išvažiuoju į kokį Miami pirmos dienos, o Jėzus, aš čia gyvenčiau, po savaitės negaliu sulaukti, kaip grįšiu namo. Man atrodo, pats nuostabiausias dalykas čia, apart to viso išpūsto burbulo apie LA, tai yra tai, kad tu gali iš tikrųjų rasti labai gerą balansą tarp būnant versliu, tokiu labai aktyviu žmogum, gyvenant crazy gyvenimą, vakarėliai ten žvaigždės, suktis tarp kažkokių žmonių ir gyventi visiškai savam zen kažkokiam. Tu gali tuos 2 dalykus taip suderinti ir aš labiausiai gal išgryninčiau šitą nuostabumą, nes kitaip net ir pavadinti negalėčiau. Ir tai ir įeina dar ir tas klimatas, kuris nuolat tonizuoja tave ir kažkaip nuteikia gerai, tai to tokio pozityvo daugiau čionais yra. Kova ten, pavyzdžiui, kitur, kur yra ten, nežinau, labai šalta, ten ta pačiam New York'e, tikrai draugė, pavyzdžiui, metus gyveno, iš Miamio kraustėsi į New Yorką, sako, aš negaliu ten įsigyventi, nes aš, sako, net sportuot motyvacijos neturiu. Tai šitoj vietoj gal tai yra nuostabu. Bet šiaip tai, žinokit, man atrodo, kad Los Andželas yra žiauriai, kaip sakant, overrated miestas ir tikrai negalėčiau pasakyti, kad man tai yra svajonių miestas. Aš manau, kad kai ateity leis tikrai tos galimybės labai daug, tikrai atsiras antri namai. Ir net dabar galvoju apie kažkokią tai vietą, studijo ar gal net kambarį pasinuomoti su drauge Miami, kad turėti antrą lokaciją, kur važinėti dėl verslo, dėl pažinčių, dėl visokių kitokių dalykų ir dėl psichologinės sveikatos, nes čia irgi labai gali kažkaip užsidepresuoti nuo to viso, kažkaip, nežinau, tas miestas irgi kartais duoda tau tokios depresijos, atrodo, kad taip viskas brangu ir sunku ir neįmanoma, atrodo, krauna ant tavęs tas steitas, daugiau ir daugiau nori paimti ir nesupranti už ką, nes mano atveju tai aš iš vis labiausiai, ko nemėgstu čia, tai to būtent nesaugumo ir to per daug radikaliai ir liberalumo, kuris visiškai, realiam gyvenime yra atsisukęs prie žmogų. Turint omeny, kad pavyzdžiui, kai mes turėjom tą situaciją, kad įsivaizduokit, įsiveržė į parduotuvę 10 nusikaltėlių, išvogė, išdaužo viską ir jų net nepasodina į kalėjimą. Arba ten, kaip čia buvo COVID metu, dabar tai aišku, situacija yra šiek tiek pagerėjusi, bet vis tiek yra labai labai daug niuansų, dėl ko šitam steite nei apsimoka gyventi, nei mes suprantam, dėl ko čia taip yra. Kodėl toks yra nusistatymas prie žmogų, kodėl steitas nedirba žmogui, kodėl jis nestovi už tą žmogų. Tai tu tiesiog nesaugiai jautiesi, tai tiesiog labai daug žmonių iš tikrųjų ir kraustus ir pati galvoju, kur rasti tą balansą. Bet iš esmės tikrai negaliu pasakyti, kad Los Andželas svajonių miestas, ten kažkur už Los Andželo, taip, gražioj kažkokioj bendruomeniai, kažkokioj gražioj gatvėj, kur yra viskas švaru, tvarkinga, taip, tai primena labiau amerikietišką svajonę, bet tik žinokit, ne Los Andželas. Tai šitoj vietoj, kaip ir pasikartosiu dar kartą, tai gal tiesiog tas balansas, kad tu šitame mieste gali tikrai rasti viską ir suderinti ir turėti gal geriausią balansą, negu visur, kur man teko lankytis. Antras klausimas, ar LA labiau motyvuoja, ar labiau sekina? Tai iš tikrųjų gal sakyčiau galimi abu variantai. Aš žinokit, gal pirmus metus, kai čia gyvenau, aišku, tai buvo dar COVID, bet aš vertinu ir tą laikotarpį iki COVID. Aš buvau labai motyvuota, nes atvykus iš Lietuvos, dar tuo metu net Lietuvoje nebuvo tokio didelio prabangaus gyvenimo, kaip pasakyt, tiek nesimatė daug, tiek žmonės, nežinau, nevažinėjo tokiais prabangiais automobiliais.
moteris nesirengė tokiais drabužiais. Man atrodo, kad per COVID buvo visas tas labai didelis sprogimas, tai kai aš 2016 pradėjau važinėti, man buvo labai didelė atskirtis tuo metu, vat kaip aš jaučiausi Lietuvoje ir kaip aš jaučiausi čia. Man net Lietuvoje buvo kažkaip, aš pamenu, jau tada turėjau ir pirmą Birkin rankinę. Aš net Lietuvoje tokių dalykų nenešiodavau, nes kur man juos nešiot? Eiti Maxima? Nėra tokių, atrodo, net vietų, kur vat, tu jaustumės patogiai, nes nei tie žmonės toje aplinkoje, ne tai, kad jie suprastų ar nesuprastų, bet tai kažkaip net netinka, net nesiderina, atrodo, prie to gyvenimo būdo. Tam, kad gyventi toj prabangoj, kažkaip tu turi įeiti tas vietas ir turi būti kur išeiti ir su tais papuošalais ir su tais gražiais daiktais. Tai va, tuo metu man jautėsi atskirtis jau po COVID, kai aš pradėjau grįžinėti Lietuvoje, kai aš pradėjau matyti, kaip iš tikrųjų atsigavusi yra Lietuvoje ekonomika, kiek žmonės iš tikrųjų yra užsidirbę pinigų ir kaip jie juos leidžia ir kaip jie parodo, kaip juos išleidžia. Tai va tada atsirado, kad jau tos labai didelės atskirties nesijaučia. Bet kalbant apie motivaciją, tai vat kai čia atvažiavus būdavo tas šokas, tai aišku, tu jauti labai didelę motivaciją ten dirbti, siekti, norėti tų visų dalykų, nes tau tai yra neprieinama dar ir tai atrodo kaip kažkoks kosmosas. Dabar pagyvenus čia ilgiau, aš nežinau, tu ant tiek visko persisotini ir aš manau, kad gal tai yra gerai. Mano atveju tai yra tikrai gerai, nes tiesiog tiek visko nebereikia. Tas jau taip labai nežavi ir tu supranti, vat mano patirty, pavyzdžiui, labai dažnai būdavo, kad pirmos mano draugės ten susipažįsti, gražiausi namai, kosmosas, kažkoks ten private jetą vyras turi, ten davai skrendam į Vegasą visi, sėdam į jos vyro lėktuvą, išskrendam, atrodo kažkoks kosminis gyvenimas. O paskui tu pradedi po truputį matyti tos šeimos vidinį gyvenimą. Ir ten yra savų problemų, savų niuansų ir kažkaip man tas labai padėjo kažkaip, nežinau, labai išsigryninti savo vertybės. Jeigu aš, manau, būčiau gyvenus ir toliau Lietuvoje, aš gal būčiau daug labiau, ne tai, kad su materija sulipusi, bet man tai būtų daug svarbiau, negu man tai dabar yra svarbu dabar. Nesakau, kad man tai yra nesvarbu, man yra galbūt dabar svarbu ne tiek, kiek daiktai, kiek parodyti, ką aš turiu, nes jau visko tikrai yra pakankamai užgyventa, bet kiek norisi tiesiog gyvenime labiau komforto, tu pradedi vertinti kitus dalykus, ko galbūt aš nevertinu anksčiau. Tai man tai buvo perversmas ir augimas labiau iš motivacijos į iš tikrųjų supratimą, kas yra gyvenimas svarbu. Ką iš tikrųjų tau gyvenime suteikia pinigai. Dėl to, pavyzdžiui, aš netgi ir tėvams visą laiką sakau, ten būna taip, kad tėvai, kai atvažiuoja, aš ten juos po restoranus vedžioju, jau ten tėtis pagauna sąskaitą, o Jėzus, ką tu darai, kiek tu čia moki. Man yra toks malonumas suteikti jiems kažkokią tai patirtį, nes tos patirtis lieka. Aš supratau, kad, po tam tikro taško, po tam tikro skaičiaus, ten tos rankinės, tų batų, tų daiktų, tų papuošalų, realiai iš tikrųjų, kai pagalvoju, visko jau dabar užtenka, kiek yra. Jo, yra progos, ten vyras dovanoja kažką, aišku, yra progos, yra rodomas dėmesys. Tikrai mano tas višlis, jisai nėra, kaip nėra pasakyti, kad jo nėra, jis yra, bet nėra jokio išprotėjimo dėl to. Tai aš galvoju, kad mane motivavo, tada mane išsekino ir tada mane sudėliojo iš tikrųjų. Ir man tas labai faina, kad aš gyvenu, žinokit, su tokiu vaibu, kad aš gyvenu lyg taip, lyg aš esu, nežinau, kad aš turiu tiek pat pinigų, kiek Jeff Bezos. Nes aš žinau, kad jeigu mes norėtume, čia yra viskas įmanoma. Lyginant su tuo, kaip aš jausdavausi, kai gyvendavau Lietuvoje, kai man atrodydavo, kad tu gali viską gyvenime gerai daryti ir vis tiek tau nepaeis, vis tiek tau valstybė, nežinau, ar neduos uždirbti, ar kažkokia tai tau sutrukdys, kad rinka maža, ar kažkas. Čia man toksai išvis neribotų galimybių jausmas. Norėsiu ir turėsiu, bet ar man to labai reikia, kad aš dabar draskyčiau save, savo sveikatą,
ten niekada nemiegočiau, turėčiau anxiety, nes buvo tokių momentų, kada, pavyzdžiui, dirbau labai daug stresavau, labai daug ėmiau rizikų. Ir tada, pavyzdžiui, buvo paskui etapas, kur, nebenoriu, man užtenka visko, aš noriu šiek tiek dabar parelaksuoti. Tai tokie labai skirtingi etapai, tai tikiuosi, kad atsakiau į šitą klausimą. Kas per pastaruosius metus labiausiai pakeitė tavo mąstymą? Žinokit, tikriausiai tai skirtingos patirtis su žmonėm, nes čia man teko sutikti visokių žmonių. Pavyzdžiui, būdavo susitinkę, žiauriai keisti žmonės, ta prasme, niekaip negaliu suprasti, kažkoks atrodo išplaukimas ten pas juos, kaip jie mąsto, kaip jie gyvena, kaip jie žiūri į gyvenimą. Patirtis praradus draugus, drauges, ne tai, kad praradus, bet nutrūkę santykiai, konfliktai, situacijos. Tai šitą, sakyčiau, gal labiausiai pakeitė mano mąstymą, labiausiai padėjo man pažinti save ir gal pakeisti savo charakterį. Kartais aš galvoju, žinokit, apie tą teiginį, labai dažnai galvoju, kad žmonės nesikeičia. Bet čia gal, žinokit, ne visiems atvejams. Aš manau, kad aš tai pasikeičiau ir kartais aš net pati nežinau, kaip aš pasikeičiau, mano draugai man pasako, kaip aš pasikeičiau. Pavyzdžiui, dabar nesenai turėjau pokalbį su savo artimo draugai, jis sako, Neringa, kiek tu pasikeitei kaip žmogus santykyje su kitais, nes mes esam tokie užgrūdinti lietuviai žmonės, mes tokie, nežinau, survival mode esam, mes visur žiūrim, kaip save apsisaugot, mes, nežinau, aš bent jau gal dėl to, kad šito laikmečio vaikas esu, ar tiesiog esam ir šeimoje ėję per skirtingas patirtis, mano tėvai yra ten ir buvo apvogti ir mes praradom viską ir visokių tai buvo ir įvairiausių situacijų. Mačiau, kaip tėvai ten, ta prasme, prarado, augo, statė iš naujo, griuvo viskas ir tu kaip vaikas, tu tai matai, tu iš to mokiniesi. Ir tu tampi gal kartais toksai biški per griežtas ir tu tą visą savo patirties bagažą, kad ir aš kaip pagalvoju, ir ta mano muzikinė karjera, visur viskas ėjo pas mane per jėgą, per dantis, per skausmą, per tokį įrodinėjimą. O čia kažkaip atvažiavau tokia susistresinus, visur atrodo buvau pasirengus daužyti su galva tas duris ir ne visada to reikia. Tai aš taip jaučiuosi, kad taip šiek tiek mane gyvenimas čia taip sušvelnino kai kuriais atvejais, kai kur pastiprino. Tai pavyzdžiui, kalbant apie mąstymą, tai tikriausiai galėčiau pasakyti, kad tiesiog gal savęs matymas savikritiškai, mąstymą apie tai, gal kaip aš turėčiau elgtis tam tikrose situacijose ir gal šiek tiek to lankstumo gyvenime visame kame ir su žmonėm ir tokio lengvumo pas mane daugiau atsirado. Tai šitoj vietoj tikrai galiu pasakyti, kad pakeitė. Ir aišku, pakeitė šiek tiek vertybių skalę, nes gyvenimas čia, aišku, tas galbūt galimybių labai didelis turėjimas sudėlioja tau iš tikrųjų, ko tu labai nori, ko nenori, kaip tu nori gyventi, ko tu nori siekti. Tai toksai labai aiškumas atsirado manyje. Kokios vertybės tau svarbios renkantis draugę? Čia iš tikrųjų geras klausimas. Tai žinot, aš kai sutinku naują žmogų, tai aš visą laiką esu tokioj stebėtojos pozicijoje. Pirmas dalykas, į ką aš kreipiu dėmesį, tai kaip ta draugė kalba apie savo aplinką. Kiek jinai informacijos papasakoja apie tą žmogų, ar daug papasakoja. Ir, pavyzdžiui, anksčiau aš prisimenu, būdavo taip, kad, pletkinti yra labai normalu, ypač su savo ale geriausia draugė. Bet iš tikrųjų, tai aš nežinau, ar tai yra normalu, net jeigu tu esi su geriausia drauge, ko aš, pavyzdžiui, čia išmokau, laikyti informaciją po 9 užraktais, nes tu niekada nežinai, kas su kuo pradės bendrauti ir nors ir aš šiaip pakankamai laikau savo draugės atskyrusi, labai nemėgstu to tokio mainiavimosi ir ne dėl to, kad ten kažkokia tais gali būti pletkai, bet žmonės yra skirtingi, kiekvienas turi savo kompanijas, mes ir nelabai turim čia laiko, kada labai klijuotis vienas su kitom, būna, pavyzdžiui, dariau aš Christmas party, susikviečiau tuo metu, kas buvo iš draugių, visas realiai pakviečiau, kurios galėjo atvyko,
Tai nieko prieš neturiu, bet nėra taip, kad ten jeigu eisiu su viena draugė, būtinai dar 5 pakviesiu. Mėgstu labiau statyti santykį su kiekviena atskirai, nes tam, kad gylis būtų draugystės, kad būtų artumas, mums reikia to viens ant vieno. Mes tik viens ant vieno galim pažinti vieną kitą. Tai kai tu būni viens ant vieno su drauge ir tai yra naujas žmogus tavo kompanijoje, tai matai, kaip jisai kalba apie savo aplinką, kiek jis informacijos išneša, nes man tai, kiek aš tavim galiu pasitikėti, vienas iš svarbiausių faktorių. Ir šiaip dėl energijos, pavyzdžiui, kiek tas žmogus mane ne tai, kad palaiko, pavyzdžiui, man nepatinka perdėtas kažkoks komplimentų sakymas. Nežinau, gal čia kažkas yra negerai su manim, bet man nereikia, kad mane ten ištisai girtų, kokia aš ten faina, graži, ištisai komplimentų sakytų. Man ne iš to draugystė susideda. Man draugystė susideda iš to, gal iš emocinio tokio palaikymo, supratimo, mokėjimo, pažiūrėti į mano gyvenimą ne pagal savo prizmę. Ta draugė, kuri sugeba. Tu labai gerai jauti, kai žmogus tau pataria ar kažką sako, ne iš savo asmeninės perspektyvos. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu man nepavyko, pavyzdžiui, pasiekti dainininkės karjeros ir aš dabar visom savo draugėms sakau, nepasieksit jūs, ką jūs nusišnekat, nes man nepavyko. Kiek aš turėjau tokių draugių, kurios pastoviai ten juokdavosi, ten iš mano noro dainuoti, būti scenoje, ar ten kažką pasiekti, ar daryti, ar kai Instagramas atsirado ir taip toliau, ištisa kritika ir toksai tavęs kažkoks žeminimas, kad nes jai nepavyko ir tau nepavyks. Normalus žmogus, geras žmogus visą laiką sugebės ir pramatys tave, mato tave, tavo galimybės ir sugebės patarti tau ir sakyti, jo, varyk, arba ten, pavyzdžiui, šitoj vietoj, žinai, aš galėčiau tau padėti. Bet dar šitas man momentas yra labai toks gal gana svarbus, kiek tas žmogus, duodantis yra, nes aš, pavyzdžiui, esu tas žmogus, kur labai mėgstu duoti. Aš esu problemų sprendėjas. Jeigu pas mane yra draugė, kuriai ten, pavyzdžiui, kažkokia problema, nežinau, pinigų nėra, biznis neįnasi, aš iš karto, kaip čia galima kažką padėti, pastumti, davai aš tave pareklamuosiu, davai gal aš čia kažką. Aš visada mėgstu, man patinka. Vieni žmonės, pavyzdžiui, tai gali priimti kaip kišiesi į mano gyvenimą, o čia toks natūralus kaip tiesiog taip aš gal išreiškiu meilę, tokia yra mano meilės kalba. Tai šiti visi tokie dalykai ir aišku stebiu, ar nėra pavydo, ar nėra pasyvių, agresyvių komentarų. Tai yra labai svarbu ilgalaikiai perspektyvai, nes kai prasideda tas toksai kažkoks užmetinėjimas, tu jau pradedi matyti, kad tai tikriausiai yra pavydo vedami kažkokie tais niuansai. Tai tiesiog adekvačiai matant situaciją, anksčiau labai mėgdavau ignoruoti raudonas vėliavas, o dabar neignoruoju. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, jeigu ta draugė turi kažkokius konfliktus ir nesutarimus su savo kitom draugėm, įsigilinti kartais, paklausyti, nes ta patarlė ar tas pasakymas, kad ir galvojimas, kad man taip nebus, čia tik tai su ja buvo, nes ten galbūt iš tos pusės buvo, bet mokėti stebėti, kaip ta draugė išeina iš tos situacijos kažkokios, tai iš konflikto ir kaip išeina, kas būna po to, kas būna, kai ta draugė išsiskiria su drauge, ką jinai toliau apie tą draugę kalba, ar jinai nešioja visą jos gyvenimą, kas, pavyzdžiui, man yra buvę. Ten pradeda nešioti, dar kur, dar ten kažkokias nesąmonės kalbėti apie tave, tau konkrečiai kenkti. Tai aš kaip galvoju, jeigu mano draugiai, ar tai pažįstamai, arba kažkokiai mano draugės kandidatai užsibaigia kažkokią draugystę, kaip jinai toliau elgiasi. Ar jinai blogai šneka apie tą žmogų, ar jinai iš vis nešneka. Man patinka žmonės, kurie iš vis uždaro tą temą, nekomentuoja ir labai gerai moka išeiti iš situacijų. Mano viena artimiausia draugė visą laiką, kai vyksta kažkokie pletkai, nes jinai yra Rusė, pas ją labai daug rusų draugų aplinkui ir ten jos tikrai mėgsta papliotkint, sako, jeigu būna kažkokių klausimų ir kažkas bando ištraukti informaciją, sako, aš tiesiog, aš pasakau tiesiai šviesiai, aš nesijaučiu patogiai kalbėdama apie žmogų, kurio nėra šalia. Tiesiog nekalbėkim ir viskas, mokėti iš tos situacijos išeiti. Mėgstamiausias lip combo.
moteriškas klausimas. Tai šiandien aš pasidažius esu su savo mėgstamiausiu iš tikrųjų Lip Combo, tai jūs nustepsit, yra dvi priemonės. Tai yra Youngblood Au Naturel pieštukas ir Lip, kaip jisai, vazelinas vadinasi, Lineage. Aš žinau, kad Lietuvos šopose irgi pardavinėja, labai gražiai atrodo, nes būna pasidengusi pudra, šiek tiek nereikia, kad labai pudruotos lūpos būtų, pereini su niudiniu pieštuku, užsidedi, žodžiu, kaukę lūpų ir žiauriai geras gaunasi blizgesys. Manęs jau ne viena moteris yra iš tikrųjų klausiusi. Šitas toks buvo spicy klausimas, toks labai juokingas. Jeigu nutrūktų santykiai ir liktumėt be išlaikytojo, ar grįžtumėt į Lietuvą, ar ieškotumėte Amerikoje variantų? Aš nežinau, ta prasme, kaip galima pavadinti vyrą, su kuriuo tu esi beveik 10 metų išlaikytojas. Tai yra, pradėkime nuo to, kad mano mylimas žmogus, su kuriuo aš pasirinkau kurti gyvenimą, gyventi kartu ir ta prasme aš negaliu jo pavadinti kažkokią tai ATM bankomatų ten ar išlaikytojų ar kažkokiu tais, nežinau, sugyventiniu. Tokių vardų mylimam žmogui mes nevartojam. Tai čia viena pastaba jums, kas paklausėt šito klausimo. Pasakysiu tokį dalyką. Pirmiausia, tai jeigu taip atsitiktų, kad mes išsiskirtume, kadangi mes jau esame oficialiai pragyvenę 5 metus kartu, mane net gintų įstatymas, realiai jisai turėtų mane išlaikyti kaip žmoną, aš galėčiau jau pretenduoti. Ir čia, man atrodo, net ir Lietuvoje yra tokie įstatymai, o čia, aišku, mano vyras tikrai nėra iš tų, kur ten viską po stalu daro, tai yra, kaip sakant, amerikonas, viskas pagal knygą. Tai iš esmės aš galėčiau reikalauti pilną išlaikymą tam tikrą laiką, jeigu mes išsiskirtume. Ir bet kokiu atveju, jeigu taip ir būtų, jis, aš manau, kad man padėtų tol, kol aš atsistočiau ant kojų. Kitas dalykas, aš nesu ta moteris, kuri nieko neveikia ir nieko nedirbo ir niekada taip nebuvo. Kad ir koks vyras buvo mano gyvenime, ar tai buvo finansiškai labai stiprus, ar mažiau stiprus, ar labai stiprus, visada aš buvau ta, kuri uždirba savo pinigus. Negaliu pasakyti, kad leisčiau čia savo iš karto Bentley, bet aš galėčiau gyventi Los Andžele ir pati. Tiesiog man reikėtų susimažinti savo išlaidas. Tai yra natūralu, kai tu gyveni su vyru, kuris yra finansiškai stiprus, kuris suteikia tau, apmoka visas sąskaitas, rūpinasi namais ir taip toliau. Ir visą tai, ką tu uždirbi, gali leisti ant savęs, pasidėti į banką ar investuoti. Tai yra, aišku, labai patogus gyvenimas, man kaip moteriai yra sukurtas visas gerbuvis, bet tai nėra, aš tikrai negalėčiau pasakyti, kad aš esu kažkokia tais negabi ar nesugebanti uždirbti savo pinigų. Tai manau, kad šiuo metu neįsivaizduoju to momento, kad galėčiau grįžti į Lietuvą. Nelabai būtų dėl ko, todėl kad jau čia yra sukurtas pagrindas, sukurtas gyvenimas, nebent, aišku, gal atsirastų, jeigu vaikas ir būčiau išsiskyrus, reikėtų pagalbos, tada tokiu atveju gal taip, gal tai būtų, kaip pasakyti, make sense išvažiuoti atgal į Lietuvą. Bet šiam momentui nemanau, nes aš jau esu per daug, man atrodo, per daug suamerikėjus. Man atrodo, man Lietuvoje būtų jau labai sunku gyventi. Ko labiausiai pasilgsti iš Lietuvos? Aš, žinokit, pasilgstu gal tokio skaidrumo. Yra toksai išsireiškimas sugar coating. Sugar coating tai yra toksai, pats cukravimas ant visko. Susitinki čia, kad ir, pavyzdžiui, gal ne su labai artimom draugėm, su artimom draugėm mes ten pasišnekam, bet ten, tarkim, kad ir su gera draugė ir ten klausi, kaip sekasi. Ir ten, žinai, gerai, tas toksai viskas labai nice ir visa kita, o pas mus kažkaip yra to daugiau tikrumo, to gylio, pavyzdžiui, su žmonėm, kad gali atsisėsti ir pašnekėti, kaip iš tikrųjų yra. Ir nemeluos tau, jeigu ten yra blogai, ir išsipasakos iš tikrųjų, jeigu yra blogai. Tai va to gal kartais aš to tikrumo pasilgstu. Aišku, pasilgstu buvimo šiaip su šeima ir su tėvais ir labiau iš tikrųjų, žinokit, vertinau šeimą. Man šeima tapo iš tikrųjų tokia didelė vertybė gyvenant čia vienai. Ir aš kartais taip pagalvoju, kad mes taip nesuprantam, kaip tai yra svarbu, kai mes turim šalia artimiausių žmonės. Ten, nežinau, bent jau net tada, kai gyvenau Lietuvoje ir jau išėjau gyventi viena, be tėvų,
pas mane ištisai mes ten susiskambinam su mama, su tėčiu, ten beveik, su tėčiu gal mažiau, su mama tai ten beveik kiekvieną dieną, ten aš nežinau, gal būtų viena diena, kada mes nepakalbam, nes visada yra kažkokių reikalų, mama man padeda versle, turi labai daug ir mano paėmusi atsakomybių, nes pati turi įmonę, žino kaip ten tvarkytis, aš, pavyzdžiui, su popierizmu visiškai esu atsilikus, man yra labai labai sunku, aš esu absoliuti menininkė šitoj vietai. Menininkė, man patinka žodis menininkė, nes nenoriu sakyti, kad aš durna, aš tiesiog sakau, aš menininkė. Tai mama man tikrai iš tikrųjų padeda. Mama yra mano antras galvos pusrutulis ir mano kompas. Tai mama iš tikrųjų man padeda su visais šitais techniniais dalykais. Ir turėjau kai aš šopą ir valdymas, visko vyko per mamą. Tai aš tų sekmadienio kavų pasilgstu, pasivaikščiojimų, tai aišku, visų tokių normalių dalykų, tai aš visiems sakau, mylėkit savo tėvus, važiuokit pas juos, lankykit, nes, tai yra, žinokit, taip skaudu, kai tu esi taip toli, tau taip to trūksta žiauriai, tai pasilgstu tėvų, tikrai 100% šitas vienas iš tų labai stiprių dalykų. Noriu tapti influencerę, nuo ko pradėti? Žinokit, aš jums galiu pasakyti taip. Labai labai sunkus pasirinkimas. Aš tai pradėčiau nuo pažaidimo tiesiog. Jeigu man dabar reikėtų iš naujo viską pradėti, aišku, aš susidėliočiau strategiją, ką aš noriu ir pasirinkčiau sritis. Ten tarkim, kažkokia sritis, kuri jums patinka, nes jeigu jūs darysit viską per negaliu, jeigu tai nėra jūsų kažkoks kraujyje ar talentas ar kažkas, kai būna žmonės, per jėgą pušina tą socialinę mediją, labai jaučiasi. Yra labai sunku siekti gyvenime kažko, kas yra ne tavo. Tai aš galvoju, tai turi ateiti iš pažaidimo ir stipriausi ir didžiausi influenceriai, kurie iš tikrųjų daug uždirba iš influencinimo, jiem net tai nėra sunku, jiem taip natūraliai iš to išeina. Bet šiai dienai aš manau, kad tikriausiai tai būtų strategija. Pagalvočiau, kas man patinka. Ten sveika gyvensena, sportas, mada, gyvenimiški patarimai. Ir bandyčiau kurti tokį turinį ir bandyčiau kelti ten kažkokias tai nuotraukas, reelsus, aišku, ir taip toliau. Aš manau, kad svarbiausias dalykas šiandien žmonės, žinokit, seka, jie pasirenka, dėl ko jų sekti, nes tai nėra tiesiog tik pasekti. Tie žmonės paspaudžia follow ir jie įsileidžia jūs į savo laiką dienos, nes jie žiūrėdami jūsų storius arba turi atsipalaiduoti, arba turi kažką sužinoti, arba jie turi gauti entertainmento dozę, turi būti kažkokia nauda. Yra visada tas why, tai jis yra labai svarbus. Tai ir aišku, aš nesu labai mega didelė influencerė, tai šitoj vietoj gal negalėčiau pakonsultuoti, pasimčiau tikriausiai kažkokį coachingą, pasimčiau kursus, kaip tai daryti, nusispręsčiau, žinočiau, kokiai auditorijai turi būti aiškus targetas, kam jūs darot, kodėl jūs darot, tai būtų tikriausiai mano toks patarimas, jeigu taip greitai. Kokią savo versiją, įpročius teko paleisti, kad galėtum gyventi LA? Čia tai, vienas iš tokių dalykų apie mane, tai kas mane žino iš labai labai senų laikų, tikriausiai tokia savo nuomonė, tokia gan kategoriška, paplėšysiu maikę, nepatingėsiu dėl to, kaip aš galvoju. Šitas išvis išnyko mano gyvenime. Tai vienas iš tokių įpročių ir mano savybių, tai tas kategoriškumas labai labai sušvelnėjo, sumažėjo, aš išmokau daugiau klausyti. Ypač čia gyvenant tokiam liberaliam steite, kur žmonės labai apie tai, kaip jie galvoja. Laisvė būti koks tu nori, tu negali ateiti ir kažko tais smerkti, nes tavęs nebekvies, tavęs nenorės toje aplinkoje. Tai tas toksai sugebėjimas, išmokau priimti žmonės, kokie jie yra, per daug ten labai neteisti ir taip toliau, tai šitas vienareikšmiškai pasikeitė. Kitas dalykas, žinot, ko išvis išmokė mane Amerika? Nežinau, kaip dabar yra Lietuvoje, negaliu pasakyti, bet anksčiau tai būdavo taip, kad reikalai nevyks, kol ten nepakelsi tono ir biški, kol nepajaus, kad toj su beisbolke gali užvažiuoti. Man tai būdavo. Toks buvo reikalų tvarkymas. Tokio per buvimą, kaip pasakyti, fainų, gerų, pakančių, reikalų per daug nesutvarkysi ir dalykų negausi. Nes tokie yra Lietuvoje įstatymai, kurie,
nu šiaip nei to kliento apgina, man taip atrodo, kad nėra taip, kaip čionais klientas visada teisus ir visa kita. Tai mane išmokė to tokio būti labiau malone ir mandage, mandagumo daugiau. Pavyzdžiui, aš stebiu vyrą, kaip jisai dylina su situacijom. Jis ten 5, jau 10 minučių kalba su customer service. Aš jau noriu tą griebti telefoną ir sakytų, Asilė, ko tu nesupranti anglų kalbą, tas mano išlenda kartais lietuviškumas, ar čia aš nežinau, Eastern European. O jis taip kalba ir vis tiek jam ant galo pavyksta pasiekti tai, ko jis nori. O aš ten, pavyzdžiui, esu turėjus tokių situacijų, ateinu jau visa raudona, jau ten ant jų staukt važiuot ir žinokit, nepasidaro reikalai čia. Čia mane išmokė, kad no is not an answer. Ir net mačiau Kris Jenner vienam podcast'e kalbėjo, kadangi jinai buvo stewardesė daug metų, jinai taip susipažino su, man atrodo, su Jenner, savo vyru, kuris dabar yra Caitlyn, skraidydama, o gal ne su šitu, nepamenu, ar su pirmu, ar su antru vyru susipažino lėktuve, bet nesmė. Esmė tame, kad jinai tame darbe įgavo tiek patirties ir jinai dažnai apie tai kalba, kad jeigu tu prieėjai prie kioskelio, ar tai būtų oro uostas, ar tai būtų bet koks customer service, jeigu tau žmogus sako ne, tu pasakai ačiū labai ir eini prie kito kioskelio. Ta pati šneki kitam žmogui ir eini tol, kol tau pasakys taip. Ir duosiu vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, čia Amerikoje būna taip, kad kreditinės nespėjai sumokė, nu ten, pavyzdžiui, gali skirtis laiko juostą ir tau paskaičiuos kokius ten procentus, ar ne? Ir man yra buvo tai, paskambinu į customer service ir sakau, čia sakau, aš ten, man buvo kažkokia išvis, aš negalėjau ten sumokėti, ar pamiršau, ar tada, ir pasako, atsiprašome, bet tokia yra mūsų sistema, mes ten negražinsime jums už tą nuskaičiuotą pavėlavimo mokestį. Ir aš ten padėkoju ir sakau, skambinu iškart dar kartą. Kita moteris atsiliepia linijoje ir jinai sako, suprantu. Gerai, tai gerai, mes gražinsim. Suprantat, tu per gerumą, mandagumą gali daug daugiau gyvenime pasiekti. Tai šito mane tikrai išmokė Amerika. Koks metų skirtumas yra tarp tavęs ir tavo vyro? Pasakysiu taip. Mūsų amžiaus skirtumas yra tikrai didelis, jis kaip skaičius yra didelis, bet man labai pasisekė, kad mano vyras yra labai jaunas ir gražus ir jisai atrodo 10 metų jaunesnis negu yra. Tai nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Kiek per mėnesį išleidė? Žinokit, yra taip, aš galiu ir labai daug išleisti ir galiu nieko neišleisti. Aš antiek sugebu ir galiu būti ekonomiška, bet aš tai pasakysiu, tokiom labai minimaliom išlaidom, iš vis ten basicas, ten tarkim plaukai, nagai, vienas facial per savaitę, ką aš dar darau, į kokį masažą ten nueiti, pilatesas mano, ten tarkim sportas ar ne, man taip, aš galiu jau taip sukandus dantis, tik į savo išlaidas, kalbant, į kokį ten 1500 įtilpti. Bet aišku, jeigu aš padarysiu shoppingą, tai gali būti ir 10 000, ir 15, ir 20, čia svarbiausia, kad ne iš savo kortelės, kad iš vyro išsileist. Tai bet priklauso, bet pavyzdžiui būna, kad tiesiog noriu kažką įsigyti, nusiperku ir tai nėra progos ir antra pusė nepirks, ar ne, tai pati sau leidžiu. Taip susidėliau gyvenime dalykus, kad galėčiau sau leisti bet kada, bet ką noriu. Tai man tai yra, man atrodo, kiekvienai moteriai tai yra taip svarbu, taip mokėti užsidirbti ar kažkur suinvestuoti ir padėti tos pinigus, kad nepriklausyti 100% nuo vyro. Taip, tau vyras yra kaip pridėtinė vertė, suteikia daugiau, tau leidžia gyvenime komfortiškiau gyventi, kaip moteriai daugiau suleisti, daugiau grožio, daugiau komforto, daugiau gražių daiktų, bet iš esmės taip turi gyventi, kad jeigu nutrūktų tie santykiai, kad galėtum šiek tiek palaikyti tą patį gyvenimo stilių, kad nebūtų iš čia kritimas visišką dugną. Tai buvo visą laiką mano toks tikslas. Man labai pasisekė, kad mano vyras man padeda uždirbti pinigus. Jisai padeda man įsitraukti į kokius projektus. Mes ten, pavyzdžiui, ir daug visokių planų turim ir kartu. Ir aš esu jam dėl to dėkinga, nes jis antiek pasitikė savim, kad jis man leidžia, jis nebijo, kad aš finansiškai būsiu nepriklausoma. Jam malonu, kad jo moteris yra sėkminga. Tai čia yra kiekvieno normalaus sveiko vyro noras.
Ir aišku, yra noras ir asistuoti ir būti vyru. Tai čia, ta prasme, aš manau, kad kiekvienas vyras pasimėgautų pasakydamas, kad aš, kaip sako, mano vyras labai gerai sako, nori žinoti, kiek jis turi pinigų, pasižiūrėk į jo moterį. Tai va, tai viskas to ir pasakyta. Ir pabaigai toks paskutinis bendrinis klausimas apie LA, atostogos Los Andžele, kur keliauti, top vietos. Žinokit, aš tikrai pažadu jum, aš padarysiu visą laidą, apžvalgą apie tai, kaip reikėtų gerai praleisti laiką Los Andžele ar Kalifornijoje. Tai jeigu būtų jūsų pirmas laikas Los Andžele, aš sakyčiau, aišku, neįsivaizduokite, kad LA yra Paryžius. Čia nėra kažkokių tai super muziejų. Aš prisimenu, kaip mano tėvai pirmą kartą atvažiavo, mama sako, tu nevesk mūsų į tuos muziejus, mes norim pamatyti, kaip gyvena žmonės LA, pajaust tą atmosferą. Tai jeigu man reikėtų sudėlioti kelionę, tai aišku, yra tos vietos, ką tikrai reikėtų Los Andžele pamatyti, tai be abejo nuvažiuoti į Beverly Hills, pamatyti gražius namus, Beverly Hills Flat, apvažinėti, paspoksoti brangiausius namus Los Andžele, pasivaikščioti Beverly Hills parke, nueiti į Rodeo Drive, praeiti per tą visą mūsų vadinamą Vilniaus gatvę ar Laisvės alėją, pasimti mėgstamos kavos celebričių spotę. Pas mus dabar yra Maru Espresso, Beverly Hillse pati skaniausia kava, pasimti kavos ir pasivaikščioti aplink. Papietauti Beverly Hills Hotel Wilshire, kur buvo filmuojama graži moteris. Tiesiog įeiti tą viešbutį, pasigrožėti aplinkui, pasėdėti terasoje, suvalgyti kokį desertą, nežinau, tiesiog pajausti tą Los Andželo dvasią. Vienareikšmiškai aplankyti Santa Moniką, pasimti dviračius, pavažinėti, nuvažiuoti su dviračiais arba ne su dviračiais iki Venice Beach. Ten yra tokia labai faina gatvė su parduotuvėlėm, skanus ledai, Salt and Straw, mano vieni mėgstamiausių. Suvalgyti kokią pizzą ar itališko maisto, nes šiaip pas mus, žinokit, Los Andželas garsėja tiek daug restoranų įvairovės, tai visa gurmaninė patirtis tikrai yra verta dėmesio, išbandyti mūsų restoranus tikrai yra verta, nes aš jums galiu pasakyti, kad gal netgi čia skanesnis itališkas ar prancūziškas maistas, negu ten kažkokioje Prancūzijoje ar toj pačioje Italijoje. Tai čia jau ne vienas žmogus taip yra man pasakęs. Tai vat, pajausti tuos skirtingus rajonus, ką reiškia, vat, koks skirtingas gyvenimo skonis gali būti Los Andžele. Nuvažiuoti be abejo į Malibu. Mano vienas mėgstamiausių spotų tai yra Nobu. Vienas gražiausių Nobu iš visame pasaulyje tai yra japonų maisto restoranas. Jeigu nenorit ar negalit sau leisti papietauti ir pavakariniauti, pasimkit alaus. Kokteilį, drinką, nesvarbu. Tiesiog pabūti toj terasą, nusifotkinti, jeigu dar bus graži diena, tikrai verta. Prie Malibu yra Getty Villa, kuri dabar yra uždaryta dėl buvusių gaisrų, nežinau, kada bus atidaroma, bet tikrai galima paplanuoti ir pasižiūrėti, galbūt to pačiu apžiūrėti. Be abejo, tikrai manau, kad verta aplankyti Universal Studios. Man tai žiauriai patiko iš tikrųjų tas visas experiences, nors ir nesu vaikas, bet pamatyti vien, kaip buvo filmai filmuojami anksčiau, šiek tiek tos, nežinau, filmų industrijos pajausti. Yra atrakcionų parkas, kuris labai fainas, tarp kitko, yra visa pastatyta visos Hario Poterio kompleksas, tik atrakcionas yra taip supo, kad galvojau, kad apsivemsiu, žodžiu, labai pykina tenais. Tai kas turit jautrų skrandį, turėkit omeny, kad galit, žinokit, neištverti to pasivažinėjimo. Tai va, Universal Studios, aišku, Hollywoodą, aišku, reikėtų pamatyti, jeigu pavyktų kažkokį koncertą pagauti, tai iš viso labai faina patirtis, manau, aišku, Lakers game, jeigu pavyktų papulti, atvykti į downtowną, pamatyti, kaip mes čia gyvenam, irgi galbūt yra įdomi patirtis, tiesiog susidaryti, kuo jūs daugiau pavažinėsit skirtingų vietų, tuo jūs daugiau susidarysit, ta prasme, vaizdą apie Los Andželą. Čia iš tikrųjų, aš kaip sakau, su rekomendacijom aš visą laiką labai prisistabdau, nes labai yra sunku rekomenduoti žmonėm, nežinant jų poreikių ir kas jiem patinka. Tai
Tai čia yra tikrai daug visko, bet aš sakau, reikia atvažiuoti į Los Andželą su tam tikru nusiteikimu, kad tai nėra Paryžius ir tai nėra Londonas. Tai va, tai čia truputėlį yra kita patirtis. Tai va, nu ką, labai ačiū visiems už klausimus. Tikiuosi, kad buvo įdomu paklausyti ir galbūt pakartosim šitas sesijas, pažiūrėsiu, kaip susižiūrės, kaip susiklausys, kaip jums patiks ir vis pakartosim tokius Q&A su jumis. Tai va, tai ačiū, kad buvot su manim ir susitiksime kitose epizoduose.